Sveiki visi eko ūkio žiūrovai. Pabuvom vieną dieną namuose, grįžtam atgal į ūkį, darbuotis. Tai jo, skaitau komentarus po praeito video ir iš tikrųjų ne man vienam tokios mintis apie valdžią, apie sprendimus, apie ministeriją ir viską iš tikrųjų kelia nepasitikėjimą tiek ūkininkam, tiek ir kitiems žmonėm. Na, bet tikiuosi, kad kažkaip išvelgsim kažką pozityvaus, darbuotis, nes vis tiek ūkis tai nėra tik paprastas darbas, tai yra ir viduje įaugę tikslas, kurį kiekvienas nori pasiekti ir kiekvienas yra užsibrėžęs. Tai tikrai ūkininkai nenukabinkim nosies, darbuojamės, džiaugiamės savo ūkiu, nes tai yra mūsų. Dabar toliau žiūrėdami video būtinai paspauskit like, užprenumeruokit kanalą ir gero žiūrėjimo. Vakar paskambino tėtis, trūko vanduo gręžiny, šlangą. Vasarą keitė naują šlangą, įdėjo į vidų, ale geresnė, kuri nesipučia, ten nesitampo, ir šniokščia. Dabar jinai, tai tėtis pagal idėją dabar turėtų važiuoti Uteną naujos šlangos. Taip pat vakar išvežė karvės į tvartą, tai viskas jau pačiam ūkį daug tyliau ir daug tuščiau. Tai dabar turim 5 telyčias, kurias reikia pervaryti per žindenės ir 1 veršį. Ir tada reikia atvaryti 13 veršių iš kito aptvaro į čia į karvių aptvarą. Vis tiek čia dar ir žolės yra kažkokios, jie pagrauš, reikia apvažiuoti piemenį patikrinti. Ir aišku, pašiūrė statybos. Laikas bėga, laikas tiksi, o darbai stovi. Tai vienu žodžiu reikia dar kažkaip polikarbonatą pasidaryti. Bet nežinau, kaip čia gausis su visais kitais darbais, bet reikia pradėti daryti. Tai ūkį būsiu tik 2 dienas. Per 2 dienas reikia ir video nufilmuoti, ir darbus padaryti. Tai žiūrėsim, bandysim kažką suorganizuoti geresnę. Ir kadangi jau vis tiek ateina žiemos sezonas po truputį, ateina rutina į ūkį, tai bus gal daugiau ir pakalbėjimo į kamerą, galbūt mažiau darbų, nes jų ir bus mažiau, bet vis tiek su gyvuliais darbo visada yra. Tai dar atsakysiu į klausimus, daug kas klausinėja dėl pašiūrės, tai plotis 12, ilgis 20. Pašiūrė, kaip pašiūrė, gal aišku mažoka jau mum gyvuliam bus šiemet dar vietos sočiai, kitais metais gal kažkaip prasisuksim, o paskui vėl reikės statyti. Statyti. Kadangi norisi daugiau tų gyvulių, žemių yra, žemės leidžia didinti dar gyvulius, tai bandom kažką didesnio padaryti. Einam iki pašiūrės, reikia pasigirdyti dar tą atskirtą telyčią. Bet ją jau reikės kartu su kitais gyvuliais palikti. Dabar čia, va ta šaika ten, kur toli ganosi, man reikia juos atsivaryti čia. 2 atskirti, kad grįžtų atgal į karvių ganyklą, o 2 į žindenių ganyklą, o 4 į žindenių ganyklą. Kadangi 4 telyčios, jos bus pieno ūkiui, nes pieno ūkiui krachas, o pieno ūkio atsisakyti dar negalim. Tai, bet jos vis tiek bus pašiūriai, kad nereiktų žiemą tvartuose su jom darbuotis. Čia vis tiek daug paprasčiau, mėšlo valyti nereikia, rankom šert nereikia. Tai daug mažiau darbo, tuo labiau, kad yra vietos. Tai va, einam pasižiūrėsim, kaip girdyklų betonas gavosi. O čia lūžta. Palyja gerai, tai pradėjo lūžti. Čia reikės atsivežti kokio tai žvyriaus ar kažko. Pavasariop ir sutvarkysim šitą dalyką. Jau viską tėtis atvežė, ir tvoras, ir girdyklas. O čia puikiai.
Čia viskas puikiai, reikės nuardyti. Ir tą pusę, ir šitą pusę. Gerai, gavosi. Girdyklėlės. Tai atsidėjau laidus, viską susitvarkiau, bet mano chebra kaip neateina, taip neateina. Tai pasiėmiau miltų, tai net bėgte varė. Ateikit, ateikit. Ateikit, ateikit. Aha. O, bėga. Miltų nori, tai gerai. Tai ten yra viena dar didelė telyčia, jau jinai 2 metų, bet per metus laiko taip ir nepasieklino. Tai išduosim ją kartu su veršiais pavasarį. O ką su jie daugiau daryti? Vis tiek tai sakyčiau, kad iš 12 viena, tai čia nedaug brokuoto pakliuvo. Kaip bėga jie. Ateikit, ateikit. O tas 4 telyčias turėjo pasieklinti angusiukas čia toksai. Tikiuosi, kad pasieklina. Dabar pervarysim pas mūrą. Tai jeigu bus kuri dar nepasieklinta, nu tai jau mūras pasidarbuos, o ką daryti. O, gražus oras šiandien. Nėra vėjo, nėra lietaus, 5 laipsniai, pats tas lauke darbuotis. Kažkas kamerai buvo, tai net nespėjau nufilmuoti. Nu, nesitikėjau, kad taip lengva bus. O šitų 4 man reikėjo, tai žiauriai lengvai atsiskyrė. Tie 2 ir liko, kaip norėjau, tik dabar stresuoju. Nu, duosiu biškį miltų turiu. Papilsiu ant žemės, tegul paėda. Tuoj aš jum atvarysiu. Bus pilna chebros. Gerai? Eikši, eikši, veršiu, duosiu miltų, eikši. Eikši. Eikši, eikši, duosiu. Va. Jisai labai nori miltų. Ateik, ateik. Ateik, va. Ateik, duosiu. Ateik. Ateik, ateik, ateik. O, ir telyčia paės. Ir telyčia kartu papenėsim, biški daugiau svorio bus pas ją. Per žiemą miltų gaus ir visko. Ir va. Nu puikiai, o tu jau duobės kasi kažkur krateris, o ne? Galva visa žemėse. Gerai, ėskit. Niekas nenori eit per laidą. Per vartus. Čia šitie subėgau pažiūrėt, kas vyksta. Ai, pas jos ir chebros dabar daugiau. Bet aš jos nematau. Einam, einam. Ateikit. Ateikit, ateikit. Ateik. Ateik, bulio. Ateik. Vienas praeis ir kiti praeisit. Ateik. Nori miltų čia. Nori, ateik, geras. Ateik. Taigi va. A, liežuvis ilgas. Ateik, ateik. Tai ko tu bijai dabar? Taigi nėra čia laido. Nėra. Ateik. Einam, einam, einam. O, vienas. To ir kiti ateis. Ateik. 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 Nėra laido. Balvonė. Nėra. Eik tu savo, koksai gyvulys. Ir bijo kažkokio laiduko. Ateik, ateik, ateik. Ateik, ateik, ateik. Ateik, ateik, ateik. Ateik, ateik, geras, nu. Ir ką man dabar su jumis daryti? Vienam. Va. Va, geras. Ateik, nėra laido. Nėra, žinok. Einam. Einam, eikši. Einam. Va, va, va. Einam.
Tik turiu bėdą. Ten va yra metras, ne metras, 15 metrų be laido. Bet gal jie nesugalvos padaryti tokios avantūros. Einam. Palikit mano garstyčias ramybė. Ei. Einam. Einam. Gaila neturiu kas iš galo pavaryti. Nu va, dar kažkiek negrasu, bet po biškį jau pereina į šitą pusę. Ateikit, Miltų. Va, ateikit, papilsiu. Ateikit, va. Stop. Gerai. Sekančią dalį reikia eit paskatinti žiūrį. Ir dar vienas garstyčias mano skabo. Nu, judam. Judam. Visi jau išėjo. Judam. Va taip. Nu, balvonė. Vienas likai. Skanios garstyčias tau? Labai. Baltukės. Aik, tu savo, koksai bus čia. Dabar durnelis. Kaip man jį apeit gudriai. Ką? Pakliuvo. Va taip, į tą pusę atšaunuolis. Einam. Atgal čia nėra ko. Čia. Einam atgal. Čia. Kaip prasileisto iš kojas. Čia. Nu va. Gerai, dabar reikia greitai. Greitai. Dirbam šitai. Nu, dabar jau galiu pasakyti, kad pavyko. Nu, nesitikėjau, kad čia viskas man taip lengvai pavyks. Dabar varom, jungiam elektrą, pašeriam, apvažiuojam piemenį ir viskas. Ir didelis darbas padarytas. Reiksniai. Ką reiksniai? Dabar griausi čia viską. Reiksniai. Nu, pavarkau tai juodai. Visi gyvuliai sutvarkyti. Veršiai ėda miltus. Atvežiau lovius, viską pripyliau, pašėriau, žindenės pašėriau. Sutvarkiau, tėtis tvarko vandenį, o aš apvažiuosiu greitai laukus, piemenį ir tada žiūrėsim arba pietus, arba bandysim polikarbonatą dėti. Yra tokių senų ganyklų, kur labai senai arta, tai kada nors ištvarkysiu. Nu, puikiai gavosi. Ir viena, ir kitoj pusė. Idealiai. Nu ką, važiuojam, pavalgysim pietus ir grįšim dėt polikarbonatą, ko gero. Nu va, dedam polikarbonatą. Viena pusė praktiškai sudėta. Labai greitai einasi. Net nespėjau nieko ir pafilmuoti. Vis pavažiuot. Labai greitai sukasi. Bet atrodo tai super, paskui parodysiu. Saulė va išlindo. Tai lyja, tai saulė šviečia. Jau mano hebrantai ištreniruoti. Patys išeina. Net varyt nebereikia. Reikia čia pasikratyti šiaudų, nes atvažiuosiu dabar tik po savaitės.
Susidėjom polikarbonatą, pasikračiau pašiūrę ir dabar reikia pasišerti veršius ir žindenis, nes jau laksto uodegas pakėlė. Daug pašaro suėda. Kiekvieną dieną va po 4 rulonus. Bet aišku, didžiausia bėda, kad neturim šėryklų. Tai pusė pašaro išeina lauk. Nu bet, ką padarysi, šėryklos šiai dienai man brangi investicija. Nu bet su laiku gal. O kol kas pasidarysiu medinės į pašiūrę. Na va, sušėriau silosas, šienas ir visi mano hebrantai sušerti. Teliukai labiau nori šieną. Ai, bet dar neatėjusios tos telyčios 4. Naujos. Ir dar trūksta mano veršiuko gražus. Tokio rudo. Nu ką, skanu? Gerai. O ten dar mažylį toliau. Murlota. Nu čia dabar Murlotas bijo. Muras, pasakysi labas. Oi, koks piktas mūras. Oi, koks piktas mūras. Svajona, tu pasakyk labas. Svajonė pasakė. Gerutė. Nu, o tu pasakysi labas. Šitie nenori bendrauti. O va čia nieko gero. Ką kojai pasidarei? Ką? Nepasakysi, ne? Kas tavo kojai? Sutinus, kažką čiurnai bus pasidaręs. O ką su jais? Nei prieisi patept. Kas tavo kojai, mažiuk? Koja sutinus. Liūdna situacija. Skanu? Tu va ne tokia baigšti kaip jos. Bet vis tiek aš negaliu prie tavęs prieiti, ne? Gerai. Na pabiški. Bet jau taip sunkiai. Gerai. Ne. Va. Kokia graži pašiūrė. Tobula. Tokia, kokia ir įsivaizdavau. Puikiai. Nieko geriau ir negali būti. Dabar kas sakot dėl šėrimo tako? Tai žiūrėkit, padarau šėrimo taką, sakykim, dar praplatinu jo, viskas gerai. Ir dabar pastatau ruloną, ir ko? Kiek karvė tą ruloną pasieks ir kiek jinai laiko įės. Neilgai. Kiekvieną dieną reikės eit, pristuminėti, padavinėti ir daryti. O dabar įsivaizduokit, čia pastatau tokius 2 gardus aukštesnius. Šienas, silosas ir ten dar vienas šienas, silosas
Ir čia tarkim 20 karvių, 4 rulonai. 2 dienas man prie jų net nereikės eiti. Mažiausiai 2 dienas jos turės ką ėst ir man bus ramybė. Tai įsivaizduokit, darbas realiai bus kas 3 dienas. Tai čia man šėrimo takas mane net purto pagalvojus nuo jo. Jeigu auginčiau kukurūzą, tranšėjos, dar kažkas, pašarų dalytuvas, va, šėrimo takas tikrai geras, rezultatas bus, sakykime, bulis svers daugiau 100 kg, 150, bet investicija, kiek vien tik kukurūzą kainuoja užauginti, niekaip neižvelgiu aš, kad apsimokėtų. Tai man tas šėrimo takas yra nesąmonė. Pieniniam karvėm tik tai, kas be ko, o mėsiniam galvijam, nežinau. Manau, kad geriau tada panaudoti pinigus vitaminam, geresniam pašarui daryti, pievas atsėt, tada bus daugiau naudos. Va. Aišku, kas daro, darykit, aš čia nieko neturiu prieš ir taip toliau. Man, mano nuomonė ir mano atžvilgiu atrodo, kad man nereikalinga. Man patinka taip, kaip yra. Oi, tai atsiprašau, biškį susivėlęs nuo kepurės, neišeina susišukuoti. Tai žodžiu, išvažiavom iš ūkio ir važiuojam namo. Tai ką pavyko pasidaryti, tai susidėti polikarbonatą, tai jau visa išorė ir viskas pašiūri, ai, dar kraigas liko, nu bet tai kraigas ten nesunku uždėti, bet žodžiu, praktiškai visa pašiūrė yra baigta, reikia nupirkti ankerius girdyklom ir uždėti girdyklas, ir viskas, ir bus labai daug darbo padaryta, liks ėdžios rulonam ir macijonai. Bet ko gero nežinau, bus matyt, kas bus per orai, bet manau, kad gyvulių jau ilgai lauke nelaikys. Kai praeitais metais buvo sausesni metai, pašalę būna ar dar kažką, tai dar gali neblogai palaikyti visą lapkritį netgi. Tai gyvuliam lauke vis tiek geriau negu uždarytam. Tai nežinau, bus matyt, kaip oras leis, taip ir bus, taip ir darysiu. O daugiau nežinau, pasimatysim ko gero pirmadienį. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot ir iki kito video.